Kai visi užklydė į pirmąjį Manto šou epizodą. Labai džiaugiuosi, kad prisijungėte ir šiandien turime tikrai įdomių naujienų iš Bitcoin ir kriptovaliutų pasaulio. Šiuo metu Bitcoin ir visa industrija aplink jį tiesiog sprogsta. Tai, kas vyksta rinkose, atrodo kaip tikra manija. Pilna naujų rekordų, didžiulių investicijų ir net pensijų fondų, kurie nusprendė prisijungti prie šios bangos. Pažvelkime į svarbiausias naujienas ir pamatykime, kas darosi. Taigi, pirmos naujienos, kuriomis pasidalino Erik Balčiūnas, Bitcoin industrinis kompleksas, kurį sudaro pagrindiniai žaidėjai ETF-ai, MicroStrategy, Coinbase ir kiti, per vieną dieną pasiekė net 38 milijardus dolerių prekybos apimties. Tai yra gyvenimo rekordas. Vien tik IBIT ETF pasiekė 4,5 milijardus dolerių apimtį, kas rodo, kad ateinančią savaitę galime tikėtis dar didesnių įplaukų. Kalbant apie institucinius investuotojus, čia taip pat matome kai ką ypatingo. Didžiulis turto valdytojas Bernstein, kurį valdo net 725 milijardus dolerių, neseniai paskelbė, kad rekomenduoja savo klientams kuo greičiau pradėti investuoti į Bitcoin ir kriptovaliutas. Tai gana rimta rekomendacija, kai ją pateikia tokio lygio institucija. Ir tai rodo, kad Bitcoin jau ne tik smalsumo objektas, tai potenciali ilgalaikė investicija. Ir štai pensijų fondai taip pat jungiasi prie žaidimo. Jungtinėje karalystėje pirmasis pensijų fondas paskelbė, kad pradeda investuoti į Bitcoin. O Mičigano valstijos pensijų fondas atskleidė, jog turi 7 milijonus dolerių vertės Bitcoin ETF-as. Tai tikras žingsnis link platesnio Bitcoin pripažinimo ir galbūt dar daugiau viešųjų fondų seks šio pavyzdžiu ateityje. Dar vienas įdomus faktas. Bitcoin balansas biržose pasiekė visų laikų žemumas. Kaip matome, šitame grafike yra žalia linija. Tai rodo, kad daugelis investuotojų nusprendė laikyti savo Bitcoin, tikėdamisi dar didesnio augimo ateityje. Mažėjant pasiūlą biržose gali reikšti spaudimą didėti kainoms. Ir kaip matome, Bitcoin vertė kyla į rekordinės aukštumas. O dabar apie MicroStrategy. Ši kompanija ir vėl žengia į priekį, neseniai jie įsigijo dar 27 200 bitkoinų už 2 milijardus dolerių, mokėdami apie 74,5 tūkstančio dolerių už vieną bitkoin. Dabar jų bendra bitcoin atsargų vertė yra tiesiog stulbinanti ir tai rodo, kad Michael Saylor ir jo komanda vis dar tiki ilgalaikę bitkoino vertės perspektyvą. Ir dar viena didelė naujiena iš tarptautinės rinkos. BRICS šalys paskelbė pasiūlymą sukurti pasaulinį kriptovaliutų investavimo platformą. Jei tai įvyks, tai gali būti reikšmingas žingsnis link pasaulinės kriptovaliutų investavimo ekosistemos, kuri leistų BRICS šalims ir jų partneriams efektyviau valdyti kriptovaliutų investicijas. Tai tiek naujienų pirmame epizode. Ačiū, kad buvote kartu su Manto šou. Pasidalinkite savo mintimis komentaruose, ar matote Bitcoin kaip ilgalaikį investiciją ir nepamirškite prenumeruoti, kad nepraleistumėte kitų epizodų. Iki kito karto.